Tyla Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje, lyg tyla prieš audrą. Jeigu Lietuvos valdžia nemoka skaičiuoti pinigus, Lietuvos piliečiai net labai. Šalies socialiniai tinklai sprogo iš pasipiktinimų, kodėl reikėjo uždaryti sieną su Baltarusija. Lietuvos žiniasklaida praneša, kad Tarptautinio transporto ir logistikos alijanso generalinis sekretorius pareiškė, jog sienos su Baltarusija uždarimas sutrikdys transporto logistikos grandinę, o nuostoliai gali siekti 10 milijonų eurų. Lietuva padarys проблему, visų pirма, sau. Buvo keletas оптимистinių рилсų. У нас сейчас золотой век в Вильнюсе. Мы уже обошли Ригу, Таллин, всех обошли. Ну, в том числе из-за того, что здесь много белорусов с деньгами. Это тоже факт. O dabar bus pesimistiški, budrus lietuviai jau aktyviai diskutuoja apie valdančiąją elitą ir ryškiai demonstruoja savo požiūrį į savo politikų sveiką protą. Štai tik keli komentarai po naujienomis apie sienų uždarimą. Šūksniai su šiais balionais reikalingi tik tam, kad Lietuvos politikai galėtų parodyti, kaip stipriai nekenčia rusų, tikėdamiesi, kad už juos balsuos kokia nors senutė iš kaimų ir gyvenimas šiems politikams vėl taps nuostabus. Kaip gerai jie mus valdo, pandemija, dronai su bombomis, dabar ir balionai, vaizduotė nėra ribų, įdomu, kas bus po to. Jie viso pasaulio pajokos objektas, Lietuva stebuklų šalis. Norėčiau paklausti Lietuvos politikų, kaip jie stebuklingai išspręs savo šalies eksporto problemas ir kitas, kaip patys užblokavo tranzito koridorių tarp rytų ir vakarų. Bet jiems tikriausiai nerūpi. Lietuvos politikai savo žmonėms yra kaip tie balionai. Pripūsti, bet pripildyti tik oru.